Londone yra vieta, kur net GPS signalas pasimeta, kur kiekvienas kampas atrodo pažįstamas, nors čia pirmą kartą esi. Po karo Londono širdis virto skylėmis. Barbican gimė iš griuvėsių, kaip betono feniksas, kuris niekada neišskrido. 1970-aisiais čia buvo pastatytas miestas mieste, be orientyrų ir be gailesčio. Kažkas tarp pabėgimo kambario ir sovietinio bunkerio. Ponai ir ponios, ladies and gentlemen, sveiki fantastikos mėgėjai, sveiki atvykę į Barbikaną. Vieniem tai būtų architektūros šedevras, kitiem tai šizofreniko sapnas, nežinau, prie kurių aš. Architektūrinis brutalizmas, visokie perėjimai, tuneliai, laiptai. Vienur atėjai, nesuprasi, kur tu išlindai ir kelio atgal nerasi. Tuneliukai, skylės, prašom pasigrožėti. Bet kaip visą laiką pradžiai šiek tiek istorijos. Kai vokiečiai pradėjo bombarduoti Londoną, vieną iš pirmųjų bombų ciganulino kažkur tai šičia netoli ir visą šitą rajoną esantį išnešiojo nacher. Po karo visa ta dykynė stovėjo apleista iki 1951 metų, kai trys architektai, Chamberlainas Pavelas ir Bonas, laimėjo konkursą. Jie buvo įkvėpti modernizmo, Le Corbusier idėjų, tačiau išvystė unikalų požiūrį, kuris derino funkcionalumą ir meninį išraiškingumą. Brutalizmas, hebra, brutalizmas. Karočią, betonas, niūrios pilkos sienos, zakamurkės ir taip toliau. Dabar čia yra gražu ir žalia iš tikrųjų. Kai tik pastatė, tai čia ne kažką tai buvo. Žinot tą jausmą, kai būni kambarį arba eini kažkur ir atrodo, kad tave kažkas tai stebi. Tai karočią, čia ilgiau pablaidžius šitais visais koridoriais, tai šizofrenija gali paranoja prasidės. Nežinau, kaip pavadinti šitą dalyką. Bet kokiu atveju tai yra ganėtinai įsimintina vieta ir kitokia negu visas kitas. Suks galva, jeigu realiai tai nežinau, kur esu. Tiek, kiek praėjau. Visur gražu ir pilka. Jau ką, bet siaubekus tai čia drąsiai galima filmuoti. Kiek domėjausi, yra nufilmuotas ir ne vienas serialas, ir ne vienas filmas. Realiai tai dekoracijų nereikia šičia. Patys matot, kaip gražu. Visos šitos kolonos, kiek matot, čia yra šimtai turbūt, jeigu ne tūkstančiai, buvo išlietos iš betono, o paskui Džonis Frenkis pasiėmė kengą ir pirmin daužyti viską. O gavosi grublėtas paviršius. Iš viso šito pas juos išsivystė baltų pirštinių liga, tai kai nuo vibracijos pabaltoja rankos. Čia kilo didžiuliai šumai, didžiuliai protestai, sustabdė darbus. Nes, aišku, kas gali būti geriau, tai vibracija rankose ir pilna asbesto visur. Pasakiškos darbo sąlygos. Kompleksas užima 14 hektarų. Tarp kitko būtų jame yra irgi 2014. Geras sutapimas. Tai grubiai žmonių apie 4-5 tūkstančius turėtų gyventi šičia. Šiuo metu būto kaina prasideda nuo milijono. Tai va taip va. Betono džiunglės. O šitas va bokštas, tai nėra, kad būtų statybininkų kažkoks tai pažaidimas ar dar kažkas. Tai čia išlikusi dalis Londono gynybinės sienos dar nuo romėnų laikų. Labai gražiai jie išsaugojo. Ant toliau dar matote irgi dalį jos. Vienu žodžiu, hebra karočią suderino viską. Ir brutalizmą, ir žalias erdves, ir dar romėnų sieną paliko. O, ten balkonėlį, žiūrėkit. Laistytuvas padėtas. Gėlytės žydi. Kaip tik užtaikiau į klipo filmavimą, va. Kaip veiksmas vyksta. Fainai. Čia man patiko. O štai ir tos žaliosios erdvės, apie kurias aš jums šiandieną visą dieną kalbėjau. Ponai ir ponios, fantastikos mėgėjai, ladies and gentlemen, pasigrožėkite. Fontanėliai, grūdeliai, fontanai. Fontanų čia sunkiai pavadinsi tą visą reikalą, bet ką žinau, gražus.
Štai kaip viskas čia atrodo. Ir į pabaigą, aišku, tradiciškai alaus bokalėlio kažkur tai kepsniuko kokio. Jau matau, kur netgi. Tenai. Apibendrinant visą šitą reikalą, ką aš galiu pasakyti, nestandartinė vieta iš tikrųjų. Įdomi tokia, aš niekad nežinojau, kad Londone egzistuoja tokia, kokį gal pusmetį tik tai užmačiau. Pasirodo, visas šitas kompleksas buvo statomas vidutinės klasės ir turtingesniems žmonėms. Tai iš pradžių jie buvo nuomos, paskui neilgalaikės nuomos, paskui pradėjo pardavinėti visus tus butus. Šiaip labai gražu, patiko, užskaitau. Tai ką, iki sekančio.